Įsitaisykime savo įprastoje meditacijos pozoje. Švelniai nuleiskime nesufokusuotą žvilgsnį žemyn. Jeigu norisi, užsimerkime. Ištiesinkime stuburą. Smakrą šiek tiek pritraukime prie kūno, kad mūsų kaklas ir stuburas būtų vientisoje ašyje. Leiskime savo nurimti ir lygiai įsitaisyti dabar šioje erdvėje ir šiame praktikai paskirtame laike. Priminkime savo, jog mums nereikia niekur eiti, nereikia nieko daryti, dabar nereikia nieko spręsti. Peržvelkime kūną ir atpalaiduokime akivaizdžias įtampas. Atpalaiduokime tuos raumenis, kurių mums dabar nereikia būti įtempus. Atpalaiduokime veido raumenis, kaktos raumenis, raumenis aplink akis, burnos raumenis, liežuvį, žandikaulį. Atpalaiduokime visą galvą. Apimkime dėmesiu savo pečius. Kas nutinka, kai savo pečius apimame dėmesiu? Atpalaiduokime savo pečius, kuriuose dažnai laikome daug įtampos. Pajuskime, kaip įtampa lyg ledas virsta vandeniu. Ir atpalaiduokime dar truputį. Vanduo virsta garais. Apimkime dėmesiu ir atpalaiduokime savo krūtinės raumenis. Jei mums sunku atpalaiduoti krūtinės raumenis, kurie dažnai yra labai įtempti, apimkime krūtinę ir jos raumenis švelniu ir rūpesčio prisotintu dėmesiu. Atleiskime įtampas savo rankose, padėkime jas taip, kad mums nereikėtų jų laikyti raumenų pastangomis. Apimkime dėmesiu ir atpalaiduokime savo nugarą. Padėkime nugarai laikyti mūsų kūną šiek tiek dubenį išstumdami į priekį ir švelniai aktyvuodami pilvo raumenis. Atpalaiduokime savo lytinius organus, savo sėdmenis. Palikime juos įtemptus tik tiek, kiek reikia mūsų laikysenai palaikyti. Dėmesiu apimkime kojas ir pėdas ir atleiskime nereikalingas įtampas čia. Esame pasitempę, bet neįsitempę. Keliais gilesniais įkvėpimais ir iškvėpimais surinkime savo dėmesį ir apimkime juo visą savo kūną. Mūsų kūnas kasdieną dirba dėl mūsų. Mūsų kūnas kasdien atlieka tūkstančius matomų ir visiškai nematomų procesų.
jaučiamų ir visiškai nejaučiamų procesų. Šie procesai yra vardan mūsų gerovės. Jeigu mūsų kūne vyksta kažkokios problemos ar klaidos, jo instinktyvi reakcija yra jas taisyti. Mūsų kūnas visada linki mums gero. Mes didelę savo gyvenimo dalį praleidžiame savo galvoje, besisukantys, o kartais įkalintys savo mintyse, įsitikinimuose, požiūriuose, prielaidose, troškimuose ir istorijose apie save, kitus ir pasaulį. Dažnai tiek laiko praleidžiame savo galvoje, kad būname atsiskyrę nuo savo kūno. Mes nejaučiame jo, nevertiname jo, nepuoselėjame jo. Mūsų galva dažnai nėra pati draugiškiausia vieta būti. Jeigu mes norime jaustis labiau įsižeminę, ramesni, susitelkę, ryšyje su savimi, kitais ir aplinka, mes galime dažniau ir labiau įsikūnyti. Kol mūsų protas keliauja laiku, nuolat gedi praeities arba nerimauja dėl ateities, mūsų kūnas visada yra čia, visada yra šioje akimirkoje. Atkreipkime dėmesį į savo kvėpavimą. Mūsų kvėpavimas yra mūsų gyvybės energija. Plaučiai yra mūsų svarbiausias organas. Pajuskime savo plaučius. Pajuskime, kaip jais teka oras. Pajuskime, kaip plaučiai išsiplečia ir prisipildo oru. Pajauskime, kaip įkvėpimą keičia iškvėpimas. Mums nereikia galvoti apie kvėpavimą. Mums nereikia stengtis. Kūnas kvėpuoja pats. Dabar savo kūnui nusiųsime meilės ir gerumo linkėjimus ir ketinimus. Ir jeigu mūsų santykis su mūsų kūnu nėra lengvas, ir mums nėra lengva visam savo kūnui siųsti meilę ir geranoriškus linkėjimus, tuomet mes galime siųsti juos vienai savo ląsteliai. Ląsteliai, kuri dirba savo darbą, niekada nekvestionuodama, ką daro. Dirba savo darbą geriausių būdų, kaip jie išeina. Ta ląstelė žino savo tikslą ir kasdien jį vykdo. Kaip medis nekvestionuoja savo prigimties ir tikslo, taip mūsų ląstelė, nieko neabejodama, tiesiog ramiai dirba savo darbą mūsų labui. Linkiu savo kūnui arba savo ląsteliai būti sveikam, sveikai. Linkiu savo kūnui daug energijos, lankstumo, jėgos ir stabilumo.
Linkiu savo kūnui daug lengvumo pakeliant kasdienius vidinius ir išorinius iššūkius. Linkiu savo kūnui stiprybės vykdant procesus, kurie yra man gyvybiškai svarbus. Linkiu savo kūnui stiprybės vykdant procesus, apie kuriuos aš žinau, kuriuos aš matau, kuriuos aš jaučiu, ir stiprybės procesuose, apie kuriuos aš visai nežinau. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo savo plaučiams. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo savo širdžiai. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo savo virškinamajai sistemai. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo savo odai, kuri mane kasdien saugo nuo aplinkos taršos. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo savo smegenims. Linkiu jėgos, ištvermės, gyvybiškos energijos, lankstumo ir būties lengvumo visoms savo ląstelėms. Mano kūnas yra mano namai. Linkiu visam sau, visai sau būti laimingu. Linkiu sau gyventi su prasme, ryšiu, romumu ir žaisminga, dėkinga ir džiaugsminga širdimi. Linkiu sau būti sveiku, linkiu sau būti saugiu ir apsaugotu nuo visokio plauko vidinių ir išorinių negandų. Linkiu sau klestėti ir gyventi su lengvumu ir gerove. Linkiu sau gyventi sujungus protą ir kūną. Linkiu sau jėgų pasirūpinti kūnu tiek pat, kiek rūpinuosi savo protu. Dabar atviru dėmesiu apimkime viską, kas vyksta mūsų kūno viduje ir už mūsų kūno ribų. Leiskime visiems pojūčiams, jutimams ir patyrimams iškilti ir keisti vienas kitą, nieko nelaikant, nieko nekontroliuojant. Tiesiog leidžiame visoms patirtims iškilti mūsų sąmonėje, pabūti kiek jos nori, išnykti ir keisti vieną kitą. Dabar kelis kartus dėmesingiau įkvėpkime ir iškvėpkime. Ir padėkokime sau už resursus, kuriuos skyrėme šiai praktikai. Ir savo tempu švelniai atsimerkime.